direction. I got it so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you, caught my attention. Jau 5 metus iš eilės Akso organizuoja didžiąją Fuksų cementovkę, kur ir atidarė studentiškų renginių sezoną. Šį kartą pirmakursiai cementą kloja naktinėme klube Voro Fortas, kuriame nuliukų laukia daugybė specialiems skirtų studentiškų rungčių, kuriuose jie galėjo išbandyti savo jėgas bei skrandžio dydį. Susicementuoti susirinko apie 170 studentų iš 10 grupių, kurias buvo galima atpažinti pagal jų skiriamuosius unikalius ženklus – vienodas maikutes, lietpalčius, statybininkų šalmus, pirštinaitės ir kita. Siurprizai dalyviams prasidėjo tik prisėdus prie stalelių. Kiekvienas studentas turėjo kuo greičiau išgerti po bokalą alaus, tai greičiausiai padariusi grupė taip uždirbo savo komandai pirmuosius taškus. Po keletos apšilimo dainų prasidėjo tikras rungčių maratonas. Dalyviams teko nemažai paplušėti ne tik fiziškai, bet ir morališkai. Pirmakursiai turėjo įvykdyti įvairias užduotis, tokias kaip išgerti alaus bokalą per žanelę, išgerti sidro stiklinę per šiaudelį, be rankų išgerti taurelę degtinėlės, suvalgyti čili pipiriukų picą bei pripūsti kuo ilgesnių balionų. Su šiomis užduotimis Fuksai susidorojo be priekaištų. deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss, and I miss you. You don't live there anymore.
Po įnirtingų kovų reikėjo išsiaiškinti, kurioms komandoms atiteks gardūs, putojantys, gaivinamieji gėrimai. Tad tretieji, bet neblogiausi, liko kompiuterinių tinklų administravimo studentai. Garbinga antroji vieta atiteko statybos inžinerinių sistemų grupiai. O pirmoji vieta atiteko patiems šauniausiems, tai yra verslo vadybos studentams. Po Fuksų apdovanojimų klube prisijungė ir antrakursiai, kurių laukia betonovkė. Studentų aistras bei salės parketą kaitino Alytuje gerai žinomas, ne vienerius metus buvęs studentu, šiuo metu pasinėręs į politiką, o laisvu metu dainuojantis Antanas Nedzinskas. Alytaus kolegijos studentai bei svečiai ne tik šoko, bet ir drauge su Antanu traukė gerai žinomas dainas. Šioje vakaro dalyje taip pat netrūko daugybės rungčių bei konkursų, kurių metu buvo galima laimėti tikrai vertingų prizų. Tačiau kas smagu ir linksma ilgai netrunka. Tad norime pirmakursių vardu padėkoti Aksos nariams už puikiai suorganizuotą renginį ir tikimės, kad jis buvo ne paskutinis. Alytaus kolegijos studentų atstovybė nuoširdžiai dėkoja didžiausiams savo globėjams.